Sveiki, bičiuliai. Norėjau su jumis pasidalinti kaip įprasta, ko tikėtis jau prasidėjusią savaitę. Visą šią savaitę ir iki birželio 18 dienos Merkurijaus planeta jinai bus nepalankioj padėty. Ką tai reiškia mums? Merkurijus susijęs su komunikacija, todėl gali dažniau pasireikšti nesusipratimu įvairiuose situacijose. Tai gali būti ir apskritai tarp sutuoktinių, tarp artimųjų, tarp giminaičių, tarp bendradarbių. Ir tiesiog visą šią savaitę, jeigu kažkas neaišku, pasitenkit perklausti, įsitikinti, ar teisingai supratot. Tiesiog gali būti taip, kad bus vienas kitą sudėtingiau suprasti. Ir gali būti sudėtingiau mokytis, dirbti akademinį darbą, egzaminus laikyti, įvairiom dėrybom, pokalbėms dėl darbo, dokumentų, sutarčių pasirašymui. Toks laikas irgi ne pats palankiausias. Ir pats Merkurijus jis siejamas su nervinė sistema, su oda. Todėl ypatingai kas turi problemų šiuose srityse, tai juos gali paūmėti. Ir Merkurijus susijęs su internetu, su technika, tai gali irgi, buitinė technika, tai tokie dalykai irgi gali šį laikotarpį, kaip sakant, pastreikuoti. Turėkit kantrybės. Ir antradienis, birželio 11 dieną, tai ši diena, kaip tik susijus irgi dėl Merkurijaus įtakos, gali būti daugiau emocijų, galima pasiduoti labiau emocijom, tai vėlgi tai atkreipkite dėmesį, būkite irgi atsargesni kelyje, nes Marsas nesusijęs su antradieniu, visada būna visokie netikėtumai, traumos ir panašiai. Toliau birželio 12 trečiadienis, tai Veneros planeta, jinai bus palankiai 2 dienas, tai trečiadienį, reiškia 12 ir ketvirtadienį 13 dieną. Tos 2 dienos bus palankios kūrybiniams įvairiems projektams, kūrybiniai veiklai, visokiem reikalams susijęs su komfortu, su muzika, su menu. Tai kam tai aktualu, išnaudokite tas dienas. Ir trečiadienis bus palankus visokiem reikalams susijusiam su visuomenė, su, sakykime, su įvairiais renginiais, su pramoginiais renginiais, su savęs pristatymu, savęs parodymu. Jeigu jums aktualu tokie dalykai, tai tą planuokite trečiadienį. Ketvirtadienis, birželio 13, bus palanki pirkti baldus, viskas, kas susiję su patogumu, su komfortu, su namų apyvokos daiktais, taip pat poilsiui, įvairioms prezentacijoms. Tai tokius dalykus galite planuoti ketvirtadienį. Penktadienis, birželio 14 diena, ta diena Saulė pereis į Dvynių ženklą pagal Vedų astrologiją. Reiškia, kai Saulė pereina iš vieno ženklo į kitą, tai ta diena visai palanki, kažkokiem tai svarbiem darbam, bet tą dieną Jupiteris irgi atsiduria palankesnėje padėtyje, reiškia, mes jau galėsim turėti tokios kaip daugiau tiesos, daugiau aiškumo, daugiau pozityvo, daugiau sėkmės susilaukti dėka to artimiausiais mėnesiais.
Tai va, penktadienis tokia diena, kažkiem galbūt labai svarbiem darbam nebūtų jinai pati palankiausia. Lygiai taip pat ir birželio 15, šeštadienis, sutampa su 9 mėnulio diena, ta diena ypatingai irgi visada būna 9 mėnulio diena, daug emocijų, vertėtų vengti kažkokių tai pykčių, konfliktų, nuotaikų kaitos labiau tokios gali būti būdingos ir irgi kažkiem tai svarbiem darbam ta diena gali būti ne pati palankiausia. Ir sekmadienis birželio 16 dieną, ta diena būtų tinkama irgi visokiem reikalams susijusiam su statybom, su architektūra, žemės darbai, visokie darbai susijęs su menu, su drabužių pirkimu, drabužių pardavimu, kažkokios tai kalbos, tokios kalbos, kai reikia galbūt kažkur tai save pristatyti, apie save pasakoti. Ir ta diena būtų ne visai irgi palanki kažkiem tai konfliktams spręsti. Jeigu kažkie tai konfliktai tą dieną prasidės, tai jie gali po to užsitęsti ilgiau. Žinot, kai būna gyvenime, kažkuo ten apsižodžiavai ir viso gero, o čia gali būti, sakykime, kad gali užsitęsti ilgiau, tai pasistengkit tą dieną irgi praleisti taikioj tokioj nuotaikoj. Tai dėkoju už jūsų dėmesį, linkiu, kad savaitė praeitų sklandžiai, ramiai, prasmingai ir sakau iki pasimatymo sekančiam video.